Nu ką, sveiki, šiandien yra pirmadienis. Sveikinuosi jau 1 valandą iš tikrųjų, nes šiandien leidau savo ilgiau pamiegoti. Ir atsikėliau, greit pavalgiau pusryčius ir iš tikrųjų išlėkėm su vyru truputėlį pasivažinėti su mašina. Aš paskutinį kartą vairavau prieš 3 metus, kai gyvenau Airijoje. Tai man buvo iš tikrųjų tikslas dabar man yra prisiminti vėl, kaip reikia vairuoti, nes 3 metus nevairavus, ten yra kita kelio pusė ir vairas kitoje kelio pusėje. Ir man kažkaip yra truputį sunku. Čia buvau bandžius važiuoti kažkada tai seniai irgi, bet labai sunku jausti mašinos gabaritus ir tą pusę ir valdyti ranką su kaire, ten permetinėti bėgių su dešinė, kai viskas pas mane buvo atvirkščiai. Tai mūsų dabar tikslas yra per šitas kelias savaitės grąžinti mane ant kelio. Ir gerai, kad mes gyvenam soduose, tai čionais galima aplinkui ratais, kvadratais važinėti. Ir manau, greitai prisiminsiu viską, tiesiog reikia priprasti prie mašinos gabaritų. Ir prie tos kelio pusės ir prie to vairo kitoje pusėje. Ir viskas bus čiki-briki, žiauriai nekantrauju, nes iš tikrųjų planuose yra nusipirkti jau ir savo mašiną, kad mes dvi turėtume, nes mano darbas yra Klaipėdoj, o aš gyvenu soduose, tai už Klaipėdos, tai vis tiek kelelis yra nemažas, viena pusė iki darbo 50 km gaunasi, biškelį kelelis yra, tai būtinai reikia man, kaip sakant, mašinytės. Ir iš tikrųjų taip greitai viską mes čia susiplanavom, nebuvo kada paimti net kamerytės. O dabar atlėkiau greitai į savo kambariuką, greitai užsidarau, noriu paskaityti vieną skyrių knygos ir tada keliausiu gaminti pietukų. Tai šiandien neypatingai bus kažkokia tai įdomi diena ar kažką, tai tokie random dalykai, iš tikrųjų galėjau pasiimti kamerą, kad vyras pafilmuotų, kaip važiuoju, bet galvoju, kad gal vis dėlto ir gerai, nes pirmas kartas, kad ne per daug nesijaudinčiau, tai ir jam reikia mane stebėti, nebūtų čia kada ir filmuoti. Gal kitą kartą. Gerai, lėkiu paskaityti knygą ir tada vienu žodžiu susitiksim kitam kadre. Tai labas rytas, šiandieną jau yra iš tikrųjų ketvirtadienis. Tai vakar nieko nefilmavau, iš tikrųjų nelabai ir turėjau laiko, nes atsikėliau, pavalgiau greitai, paskaityti knygą norėjau, paskui greitai išlėkėm su reikalais, paskui darbas baigėsi naktį, tai šiandien dabar vėl varau, atsikėliau greitai pavalgysiu, eisiu paskaityti knygą, tada turiu biškį reikalų prie kompo, tada eisim gal pasimokinti su mašina dar biškį važiuoti, kad prisimint ir dar biškelį gal kokių reikalų, kažką tai nuveiksiu, nežinau, žiūrės, dar pietus noriu padaryti. Tai kažką gal tai ir parodysiu, ką čia nuveiksim. Iš tikrųjų jaučiuosi gerokai persimiegojus, nes tik dabar išlipau iš lovos, o dabar yra 11:30. Tai tokia gerokai užtinus jaučiuosi, gal reikėjo anksčiau keltis iš tikrųjų. Tai nežinau, kažkaip gausiu parasibudinti. Tai
ką, labai skaniai pavalgiau. Iš tikrųjų, žiauriai skaniai gavosi. Čia mano pirmą kartą kažkaip sugalvojau. Su gluten free vrapukais pasidaryti avokadą, kiaušinis, pomidoriukai, savissvogūnų laiškiukai, rūkyta lašiša. Labai skaniai gavosi iš tikrųjų. Tokie sotus, maistingi pusryčiukai gavosi. O dabar greitai lekiu paskaityti savo knygą. Vieną skyrelį ir tada lėksiu prie kitų darbukų. Tai va, šiandien iš tikrųjų busy vėl dienelė nusimato. Ir dabar dar su vyru paplanavom savo kelionės maršrutą, kur važiuosim gegužės gale su kempervanu. Tai žiauriai laukiam iš tikrųjų. Toks nuotykis, mano vis tiek svajonė buvo su kempervanu pakeliauti ir labai norėčiau į Ispaniją nuvaryti pakeliauti su kemperiu. Tai va, tai na, bet žiūrėsim, gal kada ta svajonė ir išsipildys. Tai va, gerai, dabar palieku jūs ir lekiu skaityti knygą. Greitai pavalgėm. Mano pietukai realiai truko apie 20 minučių padaryti. Su mano paruoštukais visokiais. Tiesiog greitai viską sumečiau, pakepiau, žodžiu, labai greitai. Ir žiauriai skaniai gavosi, iš tikrųjų, man labai patinka su kokiu su pienu gaminti, kadangi aš netoleruoju laktozės, tai pas mane grietinėlių jokių ten padažam negali būti naudojama. Tai va, lekiam dabar į darbuką. Greitai turiu nulėkti. Mano kamera išsikrovė befilmuojant gaminimą. Tai jau pabaigiau filmuoti su telefonu ir greitai lėkiu. Šiandien kažkaip užsimaniau kasyčių. Seniai beturėjau. Tai va, lėkiu.